Ei, sveiki draugai, na ką šiandieną vėl matomės mes su jumis pas mane pirtelėje, bet šiandieną nebus maisto video. Toj parodysiu jums, ką mes šiandien darysime. Kaip matote, pirty sėdžiu jau sustriukė su kepurė, šalta. Pirtyje dabar šiuo metu 4 tik tais laipsniai. Tai, va, vienu žodžiu, praeitą žiemą susidūriau su tokia situacija, kad užšalo vamzdžiai pirtyje. Na, negali kiekvieną dieną bėgioti ir kūrinėti židinio, kitokio šildymo nėra pirtyje. Tai tekdavo tik tais pakurt židinį, na, kada susibūrimas. Tai yra savaitgaliais dažniausiai, ar kas antrą savaitgalį. Vienu žodžiu, užšalo vamzdžiai. Tai šiais metais galvoju, kokį čia padaryti apšildymą, kad, na, bent palaikytų porą laipsnių pliuso, ar 5 laipsnius pliuso, kad neužšaltų man vamzdžiai, vanduo, kad visą laiką būtų. Tai galvojau apie oro sistemą, bet, na, jinai ganėtinai brangiai. Tai turiu jums dabar parodysiu, kokį variantą pasirinkau ir kaip mes bandysime tai padaryti, apšildyti mano pirtį. Tai vienu žodžiu, o iš jūsų būtinai subscribe, jeigu nesi dar to padaręs. Tai nėra sunku ir tau nieko nekainuoja. Paspausk. Liuksas, disliuksas. Būtinai pakomentuok po šio video, ar patiko ar nepatiko. Gal jau naudojasi tokių dalykų. Tai va, laukiu jūsų komentarų. Taip pat nepamiršk prisidėti prie kanalo palaikymo. Na, manęs palaikymo, kontento kūrimo. Apačioje paskrolink į kairę, širdutę, paspaudai žodį thanks. Ten jau žinosi, ką daryti. Ačiū visiems, kas tai padarė. Ačiū, kas padarys. Tai va, o šiandieną aš gavau iš pašto štai tokį. Pažiūrėkite, ar žinot, kas čia tokio. Tai yra mobilus dizelinis šildytuvas. Jo pavadinimas yra H-Calorie. Tai, kaip matote, čia modonėlis, laikau vieną ranką, tikrai nėra labai sunkus. Ir aš jo dar netidarnėjau, nieko nežiūrėjau. Vienu žodžiu, tai viską padarysime kartu, aš tik ištraukiu iš dėžės. Tai ateikit arčiau stalo ir mes jį dabar apžvelgsime. Aš tikiuosi, kad apšvietimas geras ir jūs viską matysime. Tai va, čia yra 8 kW dizelinis šildytuvas. Štai jisai turi štai tokį ekraną. Mes greitai jį pajungsime, taip pat turi nuotolinio valdymo pultą. Ir prie jo galima prisijungti per telefoną, tai yra Bluetooth. Gerai, tai kaip ir minėjau, jisai turi viską savo viduje. Tai dabar atidarykime kartu, pasižiūrėsime, kągi mes ten turime. Na va, tai iš karto turime manualą. Jį pažiūrėsime po to. Tai va, krūva vamzdžių, tai čia yra duslintuvas, padavimas karšto oro ir šalto oro paėmimas. Toliau, kabelis 12 voltų, štai su tokiom jungtimis. Jas galima pasikeisti į krokodilus arba į prikurkę, kaip ten cigarečių pridegtuvę. Toliau, čia nemažas kiekis kuro šlangelės. Štai čia sieninis pūstuvas, tai arba buse, arba pirty, tai jisai sukinėjasi, reguliuojasi, kur pūsti. Toliau, hamutai, užspaudėjai iš langutės. Ką dar mes čia turime? Kaip čia ištraukt. Na štai čia dar visokių užtempėjų ir laikikliai duslintuvui ir oro paėmimui. Toliau yra dar pats duslintuvas. Štai toks mažiukas, gražus duslintuvas. Tai va, kaip ir viskas. Vidus, kaip matote, čia yra oro paėmimas. Tai yra šalto lauke oro arba vidaus oro jisai gali paimti. Ir čia yra duslintuvas. Tai jisai yra izoliuotas, kiek matau, su karščiui atspariu specialiu, na, tokia rankovė, kaip pavadinti. Šiaip visas gaminys gan tvirtas, nieks nebarška. Plastikas, sakykim, elastingas, bent jau kol kas. Aišku, neaišku, kaip būtų prie minus kokių 15. Tai šiuo metu mums tiek ir reikia. Ką, pamėginsime mes jį surinkti. Tai mums reikės keletą instrumentų, tai atsuktuvo,
ir drėlės, man atrodo. Tai to jau aš viską paruošiu. Dar pamiršau, jisai dar turi ir štai tokį bakelį komplektą. Bakelis gali būti nebūtinai šitas, galite jungti, pavyzdžiui, tiesiai nuo savo kemperio ar nuo kitokios talpos. Jisai turi štai čia kuro pajungimą, štai šitą šlangelę ir čia pasijungiam kurą. Tai kuro baką mes turime komplektą, jisai tvirtinasi, tuoj parodysiu kur. Štai čia turime 2 skylutes ir prisitvirtinsime mes jį va taip. Bet kuro bakas, kaip matau, neturi dar kur pajungti šlangelę. Tai mes dėl to ir sakiau, kad reikės drėlės, nes mums reikės prasigręžti skylutę, įsidėti pajungimą. Aš viską parodysiu, kaip tai padaryti. Gerai, einu atsinešu instrumentus ir važiuojam, padarom, pasižiūrim. Na ką, tikiuosi, jums čia viskas gerai matosi. Tai kol kas šitą traukiame į šoną, pasiruošime kuro baką, išmėtom viską. Man kitaip nesigauna. Viskas čia gerai. Tai gerai, kuro bakas. Dabar taip, jeigu jisai mums stovės štai tokiu būdu, tai mums reikia pasidaryti čia skylutę. 8 mm. Tai dabar tą ir pasidarome. Na, čia jau kur jums patogiau, aš darysiu, nenoriu iš apačios, darysiu va čia iš šono. Na, tai ir grėžiam. Taip, čia nemaišys, ne. Na, va, skylutė padaryta. Dabar mums reikia prasikišti šlangutės laikiklį. Tai turiu tokios va vielos nuo suvirinimo aparato aš pasiėmiau. Tai mes jį prakiškime, kad išlystų per čia. Pasistengsim tai padaryti. Nėra visiškai sunku. Ištraukiame. Dabar turime patį laikiklį. Tai jisai atrodo štai taip. Taip, mums reikia uždėti vieną gumytę. Čia. Ir užmaunam, per kuriam pusę, va taip reikia. Užmaunam ir truputėlį užlinkiam, kad mums jisai neišsimautų. Dabar traukiam ir turėtų jisai išlysti per šitą skylutę. Gan lengvai. Taip, toliau dar nenuiminėjame mūsų vėlytės. Mauname vieną gumytę. Čia tam, kad benzinas dizelis neprabėgtų. Ir dedame veržlę. Dabar užveršime. Turėtų būti kaip ir viskas gerai. Taip, jau dabar galime mūsų vielą ištraukti, nes mums jos kaip ir nebereikia. Na va, gan lengvai susimontavo. Dabar prilaikysime truputėlį rankom ir užveržime. Nereikia čia stipriai labai. Svarbu, kad netekėtų kuras. Jau suspaustų gerai mūsų. Na, žiūrėkit. Viskas. Jis nebekliba, laikosi. Tai dabar pritvirtinsime kuro baką prie mūsų šildytuvo. Aš manau, kad mums bus patogiausia jį pasiguldyti ant šono. Užsidėti baką atitinkamai į skylutes. Čia matau, kad dar neišmušti štai tokie. Lyniai. Na, dabar kuro baką galime užsidėti. Atitinka mūsų skylutės. Taip, viršus čia. Štai tokie yra varžtai. Tai galbūt jau ant 10, ne ant 8. Atsinešiau kitą. Dabar turėtume prisisukti be problemų. O, kitas reikalas.
Nu va, bakas prisuktas. Tai dabar pasižiūrime, ar nemaišys niekas dangčių. Ne, puikiai užsidaro. Viskas labai gerai. Taip, tai dabar pasijungkime nuo čia iki čia šlangutę. Nuimam kol kas pultelį, čia mums maišys. Pultelis, sakykim, tam, kad neprieitų purvo transportavimo metu. Atsikirpsime truputėlį šlangutės. O, daug mums jos dabar nereikės, o šlangutė, kaip suprantu, tokio ilgio, tai čia yra, aš sakyčiau, apie 2 metrai, tam, kad, na, jeigu bakas stacionarus, pavyzdžiui, kaip mano atveju statysiu kokį 40 litrų kanistrą, kad man užtektų tikrai ilgam. Tai, žumovėme čia ir aš manyčiau, taip, čia bus oro paėmimas, tai jisai nekarštas, tai manyčiau, va taip mes jį tiesiog ir pajungsime. Kad daug šlangutės nenaudoti ir atsipjaunam. Šitą galime dėti į šoną, užsidėsime chamutėlius. Vienas ir kitas. Dabar pajungkime baką. Šlangutė, sakyčiau, tikrai geros kokybės, nes elastinga, netgi prie šalčio. Na, bakas mūsų pajungtas. Dabar pasijungsime oro paėmimą ir išmetimą. Taip, tai turiu čia štai porą tokių laikiklių. Oro paėmimas, išmetimas ir taip pat oro paėmimo filtras. Taip, gal pasižiūrėkime, kaip čia jis turi atrodyti. Na va, matot piešinį? Tai į viršų ir į viršų. Na, čia toks vienas iš pajungimo būdų, tai nėra svarbu, kadangi aš darysiu jį, na, jisai stovės uždaroje patalpoje ir išvesiu į lauką duslintuvą, tai nu, po to, na, jau kitam video gal parodysiu. Dabar šitam video darome tiesiog pajungimą, apžvalgą štai šito aparato. Tai mums reikia prisisukti vieną laikiklį. Štai čia. Taip, ne, taip. Tai naudosime tokius urštukus, jie yra irgi komplekte. Pasikeičiam galvą į kryžminę ir prisisukom. Štai tokiu būdu. Kas yra gerai, kad visos skylės jau yra paruoštos. Na, nieko beveik daryti nereikia, tik taip prisukti varžtukus. Taip, imam vieną chamutą, dedam čia ir užmauname. Užmauname čia, mums reikės, kad jis būtų prasikišęs. Taip. Na, čia priveržiam, čia taip pat chamutą ir filtriukas. Dabar kol kas čia chamuto nedėsiu, nes, na, man jisai čia maišys, o čia priveršiu. Na, paėmimas yra, dabar taip pat atliksime su išmetimu. Taip, tai vėlgi dedamės mūsų braketą, laikiklį, taip pat tie 2 varžtukai. Ir tavo, kuris, žiūrime, lenkiam, specialiai padaryta su gofra. Ir įkišame, va, štai. Palyginsim biškį. Kaip ir minėjau, visur reikia uždėti chamutus, bet aš to nedarysiu, todėl kad man po to reikės perdėti. Ir užmauname duslintuvą. Nu štai,
Žiūrėkit, koks duslintuvas modnas. Na va, ir mūsų aparatas kaip ir paruoštas darbui. Tai beliko užpilti kurą ir pasijungti išorinį akumuliatorių. Ar tai powerbanką, ar akumuliatorių kažkokį nešiojatės, ar mašininį akumuliatorių. Na, vienu žodžiu. Gerai, tai ką? Tai ir padarysime. Mes turime laidą, štai tokį. Tuoj atsinešu akumą ir jungsim. Dar pamiršau išpūtimo vamzdį uždėti. Tai panaudosime štai taip. Ir užmausime mūsų purkštuvą. Kol kas nenoriu šio lankstyti, nes nežinau, kaip man jį reikės išvedžioti, bet jis išsitęsia į beveik 2 metrus. Tai gan nemažai. Kol kas paliksime taip. Na ką, įsinešiau aš pirmam užkūrimui į lauką. Tai įsipyliau kuro. Štai žiūrėkit, nedaug. Bet įsipyliau. Gerai. Sulakščiau iki garažo atgal. Atsinešiau štai tokį akumuliatorių. Tai yra nuo mano motorolerio. Ir manau, kad mums jo turėtų užtekti. Tai nemaišome. Minusas yra juodas. Jungiam prie juodo. Ir raudonas prie pliuso. Taip, dabar žiūrim į ekranėlį. Pasijungiam, aišku, savo 12 voltų. Štai kaip gražiai užsidegė. Visas šviečia. Ar jūs matot? To jau aš pridėsiu arčiau jūs. Na ką, ir bandome įjungti. Štai mums pranešė Start Heating. Ir laukiame dabar, kol įsijungs kuro siurbliukas. Tai kiek instrukcijoje rašo, tai turime palaukti. Taip, kiek čia turime palaukti. Tuoj. Kažkur skaičiau. Man atrodo apie minutę, kol jisai self-checką pasidaro. Ir tada pradės pompuoti. Statome, manau, kad ant maksimumo iš karto, ne? Pažiūrėsime, kaip čia kas veikia. Čia turėtų, yra parodyta kuras ir kuros siurbliukas. Jis turi pradėti mirksėti. Na, įsijungia pompą, girdite? Ir štai rodo, kad kuras jau pradėjo eiti. Tai dabar turėtų čia prime dabar darosi, tai yra užpumpavimas kuro. Ir turėtų tuoj slėgis pakilti ir užsikurti. Štai, manau, jau pradeda dūmelis kažką tai daryti, ar ne? Jo. Nu, pirmas užkūrimas, tai truputį duos dūmo. Paskui jo turėtų nebelikti. Vėjelis pradėjo didėti. Nu, šiaip garsas tikrai nėra labai didelis. Sakyčiau, visiškai mažas. Nu, dūmai, kaip matote, beveik dingsta. To jisai prasikurs. Nu, pirmas kūrimas. Ir šiaip atrodo labai, labai super. Toksai tikrai patogus šimodaniukas ir nėra jisai didelis. Pažiūrėsim, kaip jisai apšildys mano 30 kvadratų patalpą. Tai dabar pakuriam jį, pasižiūrim, kaip pučia, o tada jau žiūrėsime, paliksime, per kiek laiko pašildys, sakykime, nuo 4 laipsnių iki 15 laipsnių temperatūros. Nu va, jisai jau bėgėjasi, kaip girdit, nes įjungtas yra maksimumas. Dūmų, galima sakyti, nebeliko. Na, oras dar neina karštas. Laukiam, kol jisai įkais. Kuro siurblys iš vis, galima sakyti, tyliai dabar pradėjo dirbti. O, čia jau eina šilta. Tai jau tuoj pradės šildyti. Na, va, kaip matote, dūmai dingo visiškai.
Nebėra jokių dūmų. Čia jau pučia šiltą orą. Ir čia jau pradeda eiti drungnas. Gaila, neturiu termometro, šį turiu, bet kažką jisai sugedo. Man lauke dabar rodo minus 120, nors įjungęs ant Celsijaus. O, kad čia gerai svaro. O, jau oras pradėjo šilt. Per duslintuvą nepasakyčiau, kad eina labai karšti garai. Jo. Matot, dūmų neliko visiškai. Ir, sakyčiau, nėra net kvapo jokio. Dizelį tiesiog pyliau paprastą. O, jau šiltas oras pradėjo pūsti. Dar jisai turi automatinę funkciją, taip pat mes ją apžvelgsime vėliau. Čia truputį dažai, ar kažkas tokio apšilinėja, garuoja. Na, vienu žodžiu, pirmas kūrimas, taip turi būti. Na ką, dirba puikiai, prasidirbo. Nešame, manau, į vidų. Aš jums parodysiu, kiek vidui laipsnių. Įjungsime ir žiūrėsim, per kiek laiko sušildys mūsų pirtelę. Nesu padaręs jokio įvado, na, skylės dar nedariau. Tai kol kas pastatysime mes į tarpduryje ir pažiūrėsime, ką jis mums išduos. Tai, tokiu būdu pastatysiu. Dabar yra 4 laipsniai pirtyje, užseku laiką, tai dabar laikas yra 19:36, matot? Tai pažiūrėsime, kiek pakils, na, pradžiui iki 10 laipsnių. Na, draugai, uždėjau čia tokią dar ranklodę, nes labai didelis šalčio įėjimas. Tai va ten pučia šiltas oras. Ir žiūrėkite, kiek mes čia dabar turime. Na va, turim 10 laipsnių. Ir dabar, kur mano telefonas, aš buvau dar išjungęs, tai va, na kiek mes čia turime, 40 beveik minučių. Ir pakėlėme temperatūrą ant 6 laipsnių, 30 kvadratinių metrų patalpoje. Tai aš sakyčiau, kad tai yra labai gerai. Na ką, keliaujame dabar į lauką, pabandysime, kaip veikia Bluetooth'as. Tai jau čia įsiaiškiname, kaip kas veikia. Na, viskas čia funkcionuoja. Tai pridarom duris, kad neįtų labai daug šalčio. Vienu žodžiu, aš padarysiu padavimą per sieną, tai bus visiškai kitaip. Įsidegam šviesą ir dabar žiūrime Bluetooth'ą. Na štai, labai lengvai parsisiunčiau appsą. Viskas labai paprasta ir labai gerai parodyta instrukcija, kaip ką daryti. Tai va, kaip matote, galime valdyti temperatūrą. Štai sumažinome, ten ekrane taip pat susimažino. Galime išjungti, tai palaikome. Viskas. Išsijungia, matome ir ten išsijungia. Taip pat ir įjungimas, palaikome. Ir ten įsijungia jisai. Temperatūros nustatymai. Taip pat galima nustatyti čia kalbą, pasvordą. Ir tai jau, kaip matote, įsijungia naujai ir labai greitai prisijungia jisai. Rodo taip pat akumuliatoriaus nustatymus, temperatūros nustatymus. Tai va, viskas labai paprasta ir labai, sakyčiau, netgi gerai. Na štai tokį šildytuvą labai greitai jį atsiunčia. Va, vidu jau šilta. Net nusirinkiau striukę, nusiėmiau kepurę, todėl kad jau per karšta. Tai va, manyčiau, kad šildo jisai tikrai labai gerai. Jį taip pat manau, kad galiu ir panaudoti kemperyje. Tai kaip šildymą, pavyzdžiui, žiemos išvažiavimą ar rudens, kaip dabar va jau laukia yra tik 4 laipsniai. Naktį iš vis minusas. Na, super.
Vienu žodžiu, aš po šiuo video palieku nuorodą, kas norit užsisakyti, tikrai labai greit atsiunčia ir labai gera kaina. Tai palieku po šio video aprašyme, spauskite linką, būtinai spauskite linką iš mano YouTube kanalo, taip gausite nuolaidą. Ten nuolaidos kodą taip pat aš paliksiu po aprašymu, gausite net 10% nuolaidą, jeigu pirksite per mano linką. Tai įvedę tą kodą, gausite 10% nuolaidą. Tai, na, tikrai puikus dalykas. Aš sakau, viena ranka, be problemų, jisai tikrai nėra sunkus, kas man labai patiko, kad viskas telpa, ta prasme gali viską čia nurinkti ir sudėti į vidų ir turėti štai tokį lagaminėlį, pavyzdžiui, saugojimui garaže ar kad ir tam pačiam kemperyje vežiotis, po to išsiėmiai, turėdamas tik tais atsuktuvą, nes čia reikia tik atsuktuvo, susisukai ir viskas, pasileidai ir šiltai sausėdi. Taip pat netgi galima jį naudoti ir palapinėje. Štai šitą vamzdį išvedi į palapinę, visą šitą palieki lauke ir sėdi savo. Žvejoji, pavyzdžiui, ant ledo šiltai. Na, šitą būtinai išbandysime, kai ateis ledas. Jeigu to norite, būtinai pakomentuok po šio video, kad noriu pamatyti, kaip žvejyboje aš jį naudoju, kaip palapinę susišildau, kaip kemperį susišildau. Tai laukiu jūsų komentarų, o dabar tikrai visiems rekomenduoju, labai super geras dalykas ir nėra brangus. Tai labai gera alternatyva turėti savo šildymą. Taip pat dar apie ką aš pagalvojau, tai žiemą pas mus bent jau rajone, aš gyvenu ne mieste, labai dingsta kartais elektra, vėjas, pūgos, nulaužia medžius, tai šildymus pas mane elektrą, neturiu namuose židinio, štai tokį, galų gale, jeigu neturi kažkokio tai maitinimo akumuliatoriaus, na, pasiruošęs, tai tiesiog iš mašinos išėmiai pasijungiai ir viskas, sėdi šiltai namuose savo. Na, tikrai superinis daiktas ir kas man patinka, kad viskas telpa lagaminė. Toksai padarytas tikrai kompaktiškas, patogus nešiojimui, na ir neužima daug vietos. Tai dar kartą visiems rekomenduoju, būtinai iš tavęs like, share, subscribe, būtinai pakomentuok po šio video, ar patiko tokio tipo video apžvalgos, na, tokie unboxingai, išbandymai. Tikrai man padėsi, jeigu pakomentuosi ir dėsi liuksą, pakelsi video į viršų. Super. Ačiū visiems, iki greito. Peace.